Dar vienas kompiuterio upgrade'as. Taigi šiandien turim pas save streamerę, skirmantę arba kitaip sakoma kiksės. Okay, let's not into some police officers. Streamini kur? Tai čia. Kiek laiko? 3 metai. 3 metai. Su šito aparatu? Taip. Prieš 3 metus kiek mokėjai už jį? 800. Pirkai naują ar ne? Ne. Tai kompiuterio parametrai Ryzen 7 37 ir RTX 2060. Viskas kaip ir būtų gerai, jeigu nematytum savo streamo kokybės Twitch'e, ar ne? Kur vietomis, kai pradedi judėti, kas nutinka? Labai pikseliuota viskas ir negražu. Tai vat dėsim naują kompą. Tai iš principo, nu ką, galiu pasakyti, jis nenaujas pirkas, nesakė, 800 prieš 3 metus. Su RTX 2000. Ai. CPU tada. Kaip? CPU. Jo, bet mokėjai dėl to, kad kripto tada kaina buvo didžiulė ir kompų kainos buvo. Taip, kad publika gali būti, kad vėl greitai bus didžiulis kainų kilimas dėl labai paprastos priežasties. Tai nežinau, tie, kas laukia geresnių laikų, gali jų ir nesulaukti. Gali būti, aš klystu. Tai šitą informaciją vertinkit kritiškai. Ir ką, varam tada testuot kompus. Ilgai CS žaidėjai? Nuo vaikystės. Nuo vaikystės. O konsolę naudoja CS? Ne. Žinai, kas yra konsolė ant CS? Ne. Žinau, bent 6 pridėti. Jo, bet čia kaip paspaudži šitą mygtuką. Ai, šitas. Ok, aš galvoju kažkodėl konsolę, Tai, PlayStation. nu, okei, tai tu žinai, kaip konsolė jung. Jo. Nujung. Šitas, bet čia tai nežinau, nėra. Nujung FPS-us parodė, kad moki. FPS-as? Nu, kad matytum. Nežinau. Matot, merginos ant kiek yra paprastesnis, ta prasme, jinai žaidžia, jinai streamina viską, bet jinai neapsikrauna. Tau kažkiek... O ką man žinotas FPS-as, nu? Taip. Publika, mokykitės iš merginų šitoj vietoj. Dabar sužinoji ir greičiausiai pradėsi parintis. Šiaip į tą pusę, man. Pom? Opa. Gerai. Tai turbūt testuojam ant deathmatch'o. Natūralu, kad ant deathmatch'o žaidžiant bus mažesni FPS-ai negu žaidžiant ant casual'o, bet vis tiek palyginsim. Žinai, ką mes dar dabar padarysim? Mes pasižiūrim, susirašom, koks yra vidurkis be streaminimo ir tu specialiai įjungsi streaminimo aplikaciją, kad mes duotume realios apkrovos, nes tavo reali apkrovo yra, tu turbūt nežaidži nestreamindama, nes tau tiesiog labiau apsimoka tai daryti. Tai šitie skaičiai nėra realūs, nors mes ir gaunam 200 praktiškai visose atvejuose FPS-ų. O kokie čia nustatymai? Jau net neprasistrešinus nieko, tuoj žiūrim dydį. 1080p. Nu taip, nu sakau, va čia ir paprastas žaidėjas, kuris myli žaidimą. Viskas ant high. Jeigu čia būtų, ta prasme, vaikinas, kuris sako, žaidžiau ten nuo vaikystės, tai čia būtų nustatymai pakeisti, sumažinti, praplėsti. O tu tiesiog gerai leidi laiką, ne? Gerai, tai dabar ką mes darom? Gerai. Dabar įsijung streaminimo aplikaciją. Šiaip tai man tie žaidimai pačiai, tai jie gražiai atrodo, bet pačiam stream'e baisiai atrodo. Nu, tau yra viskas tvarkoj, bet iš principo, kodėl turbūt tau reikia tobulinti tą kompiuterį, ne dėl to, kad tau blogai, bet dėl to, kad kokybė tavo žiūrovams pagerėtų. Nes čia viskas vyksta dėl ribotų resursų, kai tu žaidi labiau apkrautų žaidimus, kokybė per Twitch'ą žmonėm tiesiog suprastė natūraliai, nes kompas nesugeba apdirbti tos vaizdo medžiagos ir išsiųsti internetą, nes tiesiog riboti resursai. Gerai, tai dabar pasileisk šitą. Bet čia žiūriu irgi apie 200 taip stabiliai. O pala, CS-as tau žmonėm, kai žiūri savo streamus, grybauja ar ne? Jo, jeigu daug veiksmo, tada būna labai pikseliuota. Jeigu ten ramiai stovi, tai būna smooth. Ok, tai mes tada pasižiūrėsim šitą reikalą. Gerai, važiuojam žiūrėti Hogwarts Legacy. Tai eksperimentas prasidėjo, tai iš principo dabar streamas yra pajungtas. Specialiai tam, kad galėtume tinkamai atkartoti realias sąlygas, mes pajungiam streamą, kamerą ir taip toliau. Tam, kad mes vėliau galėtume palyginti realų footage iš pačio Twitch'o, kadangi tau sakai visais atvejais, kai tik pradėdavo judėti, tavo vaizdo kokybė krito, tai mes įdėsim geresnę vaizdo plokštę, taip pat paleisim streamą ir pasižiūrėsim ne tik, kaip padidėja kompiuterio našumas, bet ir kaip, ar padidėjo ir pagerėjo galutinė patirtis ir kokybė vaizdo įrašo, kuris keliauja į Twitch'ą. Tai dabar iškart matau, kad mums nukrito, sujungus viską tinkamai, 50 FPS. Tai čia taip galima teikti, kad CS-ui minus 25,30% našumo įjungus streamą. Tai mes dabar tada einam pasižiūrėsim Hogwarts'ą. Tai
Tai kodėl tu angliškai streamini? Nes kai pradėjau streaminti, net nežinojau, kad lietuviškai kažkas streamina. Aš žiūrėjau angliškus streamus, tai ir pat nusprendžiau. Šiaip, bet teko girdėti apie Google, kur galima angliškai klausimus arba lietuviškai užduoti, tavo atsakymas būtų. Supratau. Nu, bet, kaip sakoma, geriau sužinoti vėliau. Bet kiek suprantu, tavo ir auditorija yra visa, angliakalbiai. Jo, pas mane, sakyčiau, 50% lietuvių, visi kiti iš užsienio, bet mes visi susitarę angliškai kalbėti. Tai čia tam, kas nemoka anglų arba moka, bet nori pasigerinti skillsus. Turiu keletą žiūrovų, kas nemoka angliškai, tai aš jiem atsakau lietuviškai. Nėra, kad ten... O kiek metų, pavyzdžiui, įdomu dėlį? Nes, tipo, nežinai? Ne. Pasidomėk, nes man įdomu, dabar šiandien tavo metų publika, kaip ir turėtų visi kalbėti angliškai. Lietuvoje kažkaip ne visi moka. Rimtai? Aš vienintelė iš savo šeimos moku. Bet tu apie savo tėvus kalbėjai? Ir sesė. Kiek sesiai? 29. Jūs turbūt vaikystėje kompą neturėjot? Turėjom. Nes, ta prasme, didžioji dalis, pavyzdžiui, mano anglų kalba ir šiaip su kuo kalbi ir turbūt tavo ugniau. Turbūt anglų kalbai didžiausią įtaką davė kompiuterio turėjimas ir žaidimas, ne? Linksi galva. Kompiuteris ir telikas. MTV. MTV. Pas mus, pavyzdžiui, kiti pas mus rusiškai išmoko, žinau, iš Fox Kids. Watch Digimon, Digital Monsters, coming up in just a few minutes on Fox Kids. Buvo anksčiau toks kanalas ir kažkaip per mūsų kabelinį televiziją tuo metu jisai buvo tik su rusišku vertimu ir ten pradinis buvo. Gerai, važiuojam žiūrėt. Tai iš principo Hogwartsas veikia su DLSS-u, kas nežino DLSS-o, tai yra technologija pridedanti daugiau FPS-ų. Tai dabar čia streamini to, ne? Šiuo metu. Tai tu palakstyk, mes turim 90 kadrų per sekundę plus minus, medium nustatymų su DLSS-u. Tai gerai, ir streaminant, ne? Tai aš tau įsirašysiu 9 FPS streaminant. Ir mes galim, ką sakyt, bye žmonėm, kurie tave žiūri, pasakyk, kad tu greitų metų grįši ir mes dabar išjungsim streamą, pasižiūrėsim, kiek FPS pakyla ir pradėsim kompiuterio keitimo darbus. Ta pati situacija, kaip ir net ne ta pati, daugiau negu 30% FPS prieaugis, išjungus streamą, 110, 120 FPS. Tai pala, 8 buvo ar 9 prieš tai? 9, 20 keli procentai. Gerai, viską mes žinom, viskas aišku. Kaip manai, kokia užduotis pirma? Aš jau tau sakiau. Pamenu. Maitinimo bloko galę sužinot. Ir tada labai neįdomiai skambanti užduotis. Pažiūrėjus į kompiuterio specifikacijas, iš šauno aš matau, kad maitinimo blokas nebus čia pats galingiausias, tai labai tikiuosi, kad čia bus 650 vatų, nes jeigu bus 550, aš nežinau, ką mes darysim. Aš žiūriu, kad čia nežinau, kodėl taip yra, bet pas kompą trūksta pusę varžtų. Maitinimo blokas viso labo ant 2 varžtų prisuktas. Tai čia nėra tragiškas dalykas, jis gali būti realiai išvis neprisuktas. Bet geriau būtų, kad būtų prisuktas. Jeigu tu ieškai išskirtinės ir svarbiausia kokybiškos klaviatūros, ar tiesiog nori pasikeisti savo klaviatūrų mygtukų dizainą, nori rinktis iš begalės skirtingų kilimėlių, bėgi klaviatūros.shop ir išsirenki tinkamiausią variantą. Kadangi negaliu kitaip pamatyti, koks yra maitinimo blokas, tai tiesiog atsakau 4 varžtus ir pasižiūriu, koks čia pavadinimas. Kiek čia? 650 vatų, tikrai užteks. Iš principo būtų ir užtekę 550, bet maitinimo blokas dirbtų jau toks, kaip sakoma, visada netoli savo ribų. 308 plus 100 vatų yra 408, tai dar būtų likę 7 vatų, tai nėra labai gerai. Šiuo atveju šitas maitinimo blokas dar turės rezervą. Pravalom? Pravalom. Bet sakai, nes, tipo reikia, nes, jau apsitrauksi, jeigu pasakysi, ne, ar nes nori. Norėčiau, nes aš nežinau, kad čia galima. Šiaip tais kompas, tu valėjai prieš tai? Jo, aš visą laiką valau tik va čia, aš tos pusės... Ne, tai suprantu, bet tada, okei, aš galvoju, gal pas tave tiesiog dulkių nėra, bet va, tvarkingai pažiūrė. Ramau keis neplan, bet pas tave yra 16 gigų. Tai taip pat gali įtakoti streaminant prie performanso trūkumo. Dėsim 32. Tai vienintelis palauk. Taip kas tavo breidas? Vaizduškiai ramai? Bijau pasakyti, bet ten viena dalis yra suklijuota su superklijais. Ta prasme, kokia dalis? Nežinau, bet kažkas panašaus į šitą. Va tas. Ne, ta prasme, palauk.
Kam tu klijavai, suklijaisi? Neklijavau. Kas klijavo? Keitėsi apie jų varžtukas, ten kažkokia dalis dingo ir taip nusprendėm. Čia šiaip dėl, jinai turi dvipusę lipnę juostą. Nesilaikė kažkaip, popino. Nėra to, ko nesutvarkytų klijai, tai, okei. Veikia dar kompas? Veikia. Tai reiškia padėjo. Atsiprašau, net čia buvo prikliuota, aš ką tik nulaužiau. Juokiasi jinai, ne, bet mes kažką kitą uždėsim, sutvarkysim. Arba ne. Aš nieko nepadarysiu tokio, kas nebuvo padaryta, ne? Mes galim valandą laiko ieškoti tinkamo varžtelio. Arba galim momentą užkliuoti dabar. Prieš 2 minutės buvau įsigandęs dėl klijų. Čia tavo senoji plokštė? Čia tavo naujoji plokštė. Iškart dydinai lyginant tavo... Dydis nesvarbu, bet... Bet ir karštis bus, žinok, šitą sugeneruos daugiau karščio. Šiaip publika, vienintelis dalykas, dėl ko aš turbūt būčiau 4 generacijos vaizdo plokščių advokatas, kad, tarkim, Cam 7 duoda tą pačią galią, bet suvartoja praktiškai perpus mažiau srovės. Tai reiškia, jinai perpus mažiau karštesnė ir taip toliau. Tai bet, vėlgi, Cam 7 su tavo biudžetu mes negalime pirkti, bet mes norim Cam 7 našumo. Drama 8. Akivaizdžiai matos, kad perkupinis variantas, nes kiekviena detalė prisukta su per mažai varžtų. Čia 2 varžtai vietoj 4, čia 2 vietoj 4 ir čia dar 2 vietoj 4. Tai pakeitus vaizdo plokštę gaunam nuo 70 iki 150 FPS daugiau tokiais pačiais nustatymais, kas yra per akis. Mes dar driverių šiaip net naujinam. Bet taip, vis tiek prieaugis yra. Pradėjau streamint ir galiu pasakyti, kad streaminant skaičiai tie patys, kurie buvo su praeita vaizdo plokšte, bet mes nežinom, kokia yra galutinė streamo ta kokybė. Tai mes pabaigę streamą palyginsim, kaip atrodo tiek vienas footage'as, tiek kitas. Turi vis tiek pasitikrinti, nes paklausiau panelės, kuris sakė, kad pas ją Ryzen 7 37X, o pas ją pasirodo ne 3, o 5 generacijos procesorius, kas yra, dar geriau. Tai čia nėra labai blogai. Tai po vaizdo plokštės įdėjimo mes vietomis matom ir kartais 400 FPS, aišku, čia yra labiau toks geriausias scenarius. Šiaip 300 plus 100 FPS. Tai net ir streaminant mes turim ne mažiau negu 200 FPS, kartais nukrenta tam tikrose vietose ant vėlgi deathmatcho iki 160, bet bendraja prasme kokybė tikrai pagerėjo. Tai faktas, kad pas ją streaminama yra ant 720p rezoliucija, ko pasekoje turint geresnę ekraną, nėra labai maloni patirtis. Tai mūsų tikslas pakelti streamingo rezoliuciją taip, kad jinai turėtų našumą kaip turėjo prieš tai, bet vartotojo galutinė patirtis žiūrint jos streamus būtų kur kas geresnė. 5 minutės, aš čia žiūriu, kas čia ne taip, įdėjom vaizdo plokštę, tiek pat FPS-ų, kiek buvo prieš tai. O pasirodo, kad dabar mes turim realiai šiek tiek daugiau kadrų arba tiek pat streaminant, negu turėjom prieš tai nestreaminant. Tai natūralu, įdėjus geresnę vaizdo plokštę, tokie rezultatai ir turi būti. Tai dabar mes išjunkim streamą ir pasižiūrėkim, kokia būtų situacija. Bitrate'ą padidinai? Nežinau, ką tu dar padarai, bet pas tave dabar yra FPS-ų dar daugiau, streaminant ant geresnę bitrate'ą. Negali pykti. Tai dabar mums dar reikia tada šitą gali išjungti ir tada varom pasižaisim CS-o dar kartelį su didesniu bitrate'u. Tai palyginom, akivaizdžiai skiriasi kokybė, tai vaizdo plokštės pakeitimas padėjo. Padėjo. Tai, kaip sakyti, jai nesimatys galutiniam vartotojui, dėl kurio jinai iš tikrųjų ir dirba ir stengiasi, nes, šiai dienai žiūrovai tau leidai moka atlyginimą. Ir pagerinus kokybę gal daugiau uždirbsi? Mes labai tikėkime. Tai jeigu patiko šitas video, spaudžiat. Ką spaudžiam? Taip, teisingai. Subscribinam ir iki sekančio video.